Dabar Jasiukevičius, teroristas Jasiukevičius galvoja, kad jo neieškos Interpolas, kadangi jis nėra Rusijos pilietis. Pažiūrim. Galbūt galima per Interpolą išduoti arešto orderį jums, galbūt jūs įkliūsit kažkam Europoje arba dar kitoje šalyje. Ką jūs galvojate tuomet apie tą ateities perspektyvą? Na, aš taip labai gal nepergyvenčiau, nedramatizuočiau, todėl kad patirtis yra tokia, kad Interpolas netvirtina tų rusiškų arešto orderių išduotų, nebent jeigu arešto orderis išduotas pačiam Rusijos piliečiui. Tai tokius nagrinėja, o visų kitų jie net nenagrinėja. Be abejo, tai nėra tiesa. Tai kaip jūs įsivaizduojat, jeigu valstybė negalėtų išduoti arešto orderio užsieniečiui, kas būtų? Tai ką reiškia, kad jūs galit nuvažiuoti į Vokietiją, padaryti teroristinį aktą, grįžti į Lietuvą ir Vokietija negalės išduoti jums arešto orderio dėl to, kad jūs lietuvis. Ne taip žaidžiam. Ne taip žaidžiam. Be abejo, užsienio piliečiams taip pat galima išduoti arešto orderį. Ir Interpolas vykdo tos orderius. Tenai, ką jis svajoja, kad Interpolas nevykdo arešto orderius prieš nerusų tautybės žmonės, aš nesuprantu, koks advokatas galėjo tokį debilizmą sugalvoti. Aš norėjau, kad šitas teroristas Jasiukevičius man parodytų bent vieną advokatą Lietuvoje, kuris su rimtu veidu pasakytų, kad Interpolas neieško užsieniečių, kad tu per Interpolą gali tik tai savo valstybės pilietį ieškoti. Be abejo, tai netiesa.